Aš noriu iš tikrųjų pradėti nuo to, kad nuo misterį šitų dalykų pagrindinių, jo. Šita gyvenimo prasmė, kas yra? Gyvenimo prasmė yra labai paprasta. Kiekvieno, mano, tavo, tiek to krūmo, tiek musės, tiek vikšro, dar kito nors, kiekvienos biologinės būtybės gyvenimo prasmė yra išlikti ir daugintis, palikti palikuonį po savęs. Taip vyksta evoliucija. Ta prasme, jeigu mes neišliekam, mes automatiškai negalim daugintis. Jeigu mes nesidauginam, mes greičiausiai ir neišliksim, nes mūsų nieks nemėgs. Tai vat, jeigu mes nepaliekame palikuonių, nebevyksta evoliucija. Toliau, nu kas, gal žinot, kas nors geriau biologija, yra kažkokių gyvūnų, kurie dauginasi iš savęs, paliekant be poros. Gal žinot, sliekai? Ameba? Ne, svaigės ne. Jūros arkliukai. Tai va, jie neevoliucionuoja. Nes išlieka tik tai patys stipriausi. Čia yra evoliucijos taisyklė, natūrali atranka. Išnyksta silpniausi, išlieka stipriausi. Taigi, į kitą kartą yra perduodamas tik stipriausias ir tobuliausias genas. Kokie mes esam dabar, mes esam tobulesni, negu buvo mūsų tėvai, negu buvo mūsų seneliai ir taip toliau. Mūsų vaikai bus tobulesni už mus. Tai labai fiziškai matosi, kuo toliau, to žmonija didėja. Ta prasme, ūgio požiūriu, prieš 2000 metų 1,50 m būdavo aukštas žmogus. Dabar aš esu 1,92 m. Aš esu aukštas žmogus. Tai va, prieš 300 metų kas nors būtų pasakę, kad mes skrisim į kosmosą, būtų buvęs sudegintas ant laužo. Prieš 5. Tai, žodžiu, dar vienas dalykas. Socialinės mūsų socialinių požiūrių žmonės evoliucionuoja greičiau, negu evoliucionuoja biologiškai. Čia yra viena tokia silpnoji žmonijos vieta. Pavyzdžiui, prieš 250 metų. Prieš 250 metų tai buvo, 1750-ieji. Pasaulyje gyveno 750 milijonų žmonių. Dabar po 250 metų gyvena, nežinau, milijardais kažkai. Milijardai. Kaip aš ir sakiau, prieš 300 metų mes negalėjome net pagalvoti, kad mes laisvai galėsime susišnekėti su žmogumi sakykime, iš kito pasaulio galo. Kad mes į kito pasaulio galą, kai keliaudavo metais per Aziją, sakykime, žmonės, pirkliai, taip toliau, mes dabar galime tai padaryti per pusdienį lėktuvu. Tai va, mūsų galvos, mūsų instinktai, va šita dalis, nėra prisitaikysios prie šitų sąlygų, kokios yra dabar. Evoliucija yra baisiai ilgas procesas. Ir beje, faktas toksai, kad mūsų galvos, mūsų instinktai yra pritaikyti gyventi prieš 40 000 metų. Tai va, mes iš tikrųjų instinktyviai, kadangi socialiai žmonės labai greitai evoliucionuoja, mes išsivystėm tokie, kokie esam dabar, statom namus, kalbamės telefonais, kalbamės per Skype, rašinėjamės ir taip toliau. Bet mūsų galvos to nesupranta. Instinktai. Tai va, žodžiu, mes esam biologinės mašinos, pritaikyti gyventi gentyse. Ir dabar apie gentis. Užsirašėt vardus mūsų ten. Man Tūzio Ungulaitis, Laurynas Milinis.